Шама, HD šito formato. Засипаємо? Tai iki lygiai bus pusė, gerai? Dar kiek? Paskui laikrodis gerai eina. 28. 28 taip. Gerai. Dar minutė ir keliausim. Ir keliausim. Ir keliausim. Ir keliausim. Taip. Pasižiūrim. Telefonas kišenėje. Dabar 28. Da, aš Antanu jau. Mes netransliuojam, mes filmuojam. Transliacijos čia nepadarysi. Interneto nėra. Tai yra, tai nėra, visi permuša. Permuša. Visą laiką po mano kairę. Mes jau bandėm. Tai šiandien po du einam, kad po vienas Nu taigi žinot kaip yra. Tai jau. Jau tiek ėjom. Nu ką, bandom tada. Atsisukam į kryžių. Te padeda mums Viešpats. Žengiu prie Dievo altoriaus, prie Dievo, kuris džiugina mano jaunystę. Noriu pamaldžiai atlikti man pavestą tarnystę. Prašau tave, Viešpatie Jėzaus, susikaupimo malonės, kad mano mintis vis būtų prie tavęs, kad mano akis būtų nukreiptos į altorių, o mano širdis priklausytų vien tik tau. Amen. Ženkime džiaugsmingai. Einam. Kartu. Žvakės prie kryžiaus šalia. Kai vienas dario, gali per vidurį. Kaip kryžius eina. Marija, šventąją karais, savo prieš altorių, apuoštą žiedais. Prasideda. Żeby kto nie zwalился. Żeby nie zwalился. Це відпочинок треба. Александр чуть не звалился.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė, tebūna su jumis visais. Broliai seseris, Kristuje sulaukėme ypatingos iškilmės, kuri kartu yra ir mūsų parapijos bendruomenės atlaidai. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų. Taip skamba liturginis pavadinimas, bet taip pat yra ir liaudiškas pavadinimas žolinė. Ir taip jau yra mūsų gyvenime, kad prie tam tikrų dalykų mes esame pripratę, kartais darome juos, nes daug kas šiandien taip daro, bet šiandien norisi atkreipti dėmesį į turinį tos tradicijos, prie kurios esame pripratę. Šiandien daugelis iš mūsų atsinešame žolynus, gėles. Turbūt tas liaudiškas pavadinimas žolinė yra susijęs su ta tradicija. Bet tai yra ne tik tai gražus ir įprastas mums dalykas, bet ir liudijimas. Liudijimas, kad mes trokštame į švenčiausią vietą, į viešpaties artumą atnešti mūsų derlių. Tai, ką užaugino mūsų mylimi darželiai, laukai, nes daugeliu iš mūsų darželio prižiūrėjimas, auginimas tai yra labai didelis džiaugsmas. Kartais sutinki žmogų, kuris iš pradžių verkia, nepatenkintas, kad tiek daug gėlių, tiek visko reikia šienaut, žiūrėti, o paskui pasikalbi toliau, žiūri, jam malonumas, kuo daugiau turėti. Jam yra faina, jam yra gera. Tai natūralu, kad tai, ką mes šiandien atsinešame, džiugina mūsų širdis, bet tai yra ženklas, kuris mus įveda į dar didesnę gelmę. Pasirodo, mūsų gyvenimas, vidinis gyvenimas, gali būti derlingas. Jis gali būti kaip tas derlius, kad prasideda kažkokie dalykai, pavyzdžiui, atsivertimas, kuris atrodo kaip mažas grūdelis, lyg tai nieko tokio nereikšmingo, niekas nepasitikė, bet iš to mažo grūdelio gali užaugti labai daug. Po truputį aš iš tokio žmogaus, kuris, pavyzdžiui, po šiandienos atlaidų pasakysiu, Dieve, aš eisiu kiekvieną sekmadienį į bažnyčią. Kas bebūtų. Jeigu visi neis, aš eisiu. Tai gali būti mažas grūdelis, žingsnis į priekį. O paskui eini ir žiūri, kaip Dievas po biškį paliečia ir perkeičia tavo širdį. Ir tu tampi visiškai kitokiu žmogumi, laisvu nuo visokių priklausomybių, kupinų ramybės, vilties. Ar tai nėra derlius? Kurio kartais mes žmogiškai nepamatome iš karto, bet jisai auga. Ir šiandien galima būtų pagalvoti, viešpatie, mano gyvenimasgi taip, kaip ir laukuose ateina pjūties metas. Ne? Jis neišvengiamai ateis. Ir mano gyvenime irgi bus ta pjūtis. O ar aš suprantu, ar aš tam ruošiuosi, ar aš augu iki šio momento. Tai vat su šita mintimi kviečiu mus visus eiti kartu ir pasinerti į Dievo žodį. Ir tegu šiandien viskas, ką viešpats mums paruošia, mus sustiprina, suvienyje, pripildo Dievo malonę. Šiandien yra intencijos, kuriomis trokštų kartu su jumis melstis. Pirmiausia, už mirusiuosius amžiną atilsį Edvardas 5-osios metinės ir Vitalina 7-osios metinės. Taip pat už gyvuosius padėkos intencija nuo Zbislavo, dėkojant už viską, ką viešpats davė, už jo šeimą. Ir taip pat padėkos intencija už mūsų parapijos bendruomenę. Kad galėtume tyra širdimi ir vienybėje priimti Dievo dovaną, šaukėmės jo gailestingumo ir prašykime, kad viešpats palaimintų ir pašventintų vandenį, kuriuo mes būsime apšlakstyti. Ir prašykime, kad viešpaties gailestingumas nuplautų mūsų visas nuodėmių žaizdas.
Visagaliam žinasis Dieve, vandeniu tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžino gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasią. Tegul jis atnaujina mumise gyvai tavo malonę šaltinį ir gina mus nuo visokio sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Apšlakstyk įvyk mane. Sūnui ir šventajai dvasiai buvo pradžioje amžius amen. Styvik mane, Dievo viešpatie vandeniu ir būsiu tyras. Nuplavauk mane ir pasidarysiu baltesnis už sniegą. Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen. Gloria in excelsis Deo. Be Dievui aukštybėse, ramybė žemėje žmonėms. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje žmonėms. Šlovinam tave, aukštinam tave, lenkiamės tau, garbinam tave, gėrimis tavo didžią garbę. Viešpatie Dieve dangaus valdove, visagali Dieve tėve. Viešpatie vienatinį sūnau, Jėzau Kristau. Viešpatie Dieve, Dievo avinėli, tėvo sūnau, tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu natinis viešpats, tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, su šventaja dvasia, Dievo tėvo garbei. Amen. 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 Melskimės.
Visagaliam žinasis Dieve, tu savo sūnaus motiną nekaltąją mergelę Mariją, su kūnu ir siela paėmė į dangų, duok malonės ir mums nuolat siekti aukštesnių dalykų ir tapti jos garbės dalininkais. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Klausykimės Dievo žodžio. Neškite į vandens, moteriškiai. Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris, apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugniaspalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangų žvaigždžių ir nužėlė ją žemyn. Slibinas tykodama sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius praleikų kūną. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas plautos geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kuri buvo jai Dievo paruošta bausmė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių
kaip ir gimęs iš užmirusiųjų. Kai per žmogų atsirado mirtis, tai per žmogų ir mirusių prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, tai Kristuje visi bus atgailimi. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus. Tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pareigas. Jis turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas buvo sunaikinta mirtis, nes jį visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklaus iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija, susiruošusi skubiai, iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man šį garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgia į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesia pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Tai viešpaties žodis. Broliai seserys, pirmiausia, tai, kuo norėtųsi dalintis per pamokslą, tai sveikinimai, kad sulaukime šitos dienos, kad sulaukime atlaidų, kurie mūsų parapijos bendruomenė yra svarbus. Ir mes matome, kaip šitas šventimas mus sutelkia,
prišaukia tuos, kurios, aš taip pasižiūriu, kai kurios tikrai seniai mačiau. Seniai. O vat per atlaidus mes esame kartu, esame taip pat nuo jauniausio, mažiausio iki vyriausio senjorų. Tai padėka Dievui ir jums ir sveikinimas, kad iš tikrųjų mes esame kartu, kad galime švęsti šią iškilmingą liturgiją ir tikrai labai daug širdies ir pastangų yra įdėta, kad šiandien mūsų širdis užpildytų džiaugsmas. Kad bendruomenė yra gyva, kad eina per istorijos tėkmę ir kas yra svarbiausia, šią mūsų bendruomenę Viešpats veda. Per visokius džiaugsmus ir skausmus, per visokias negandas, bet jis ją veda. Antras dalykas, tai iš patirties matau, kad daug kartų, kai mes švenčiame iškilmes bažnyčioje, tikrai labai svarbus yra turinys. Gerai, kad mes čia ateiname, gerai, kad padarome tai, ką esame įpratę, bet iš tų tradicijų mes galime tarsi skaityti. Ir kiekvieną kartą vis labiau pažinti, suprasti, kodėl mes darome taip, o ne kitaip bažnyčioje. Turbūt esame daug kartų įpratę, kad per žolinę matome tas žoles, gėles, kas ten obuoliukus. Kas tai yra? Tai yra derlius. Bet kodėl mes jį atsinešame? Ar tik todėl, kad tai yra gražu, kad mes esame taip įpratę? Ne tik todėl. Derlius, kuris išreiškia tokį kaip ir finalą, kaip ir išvadas, žinot, kai būna rašo mokslinį darbą ir ką tu pasiekiai galų gale iš to rašymo, ne? Kai būna studentai apsigina mokslinius darbus, tai ten dėsto ir mes kartais juokdavomės, kad visas mokslinis darbas tai pilsto iš tuščio į kiaurą, o kas tau paaiškėjo galų gale? Koks yra rezultatas, ne? Įsivaizduokit, kad ūkininkas sėja, aria, nieks neužauga, ne? Nu tai sako, tai kažką tu ne taip darai, nu taip negali būti, ne? Tai derlius ženklina tokį finalą ir mes trokštame šiandien atsineždami derlių, tai vienas dalykas pavesti jį Viešpačiui. Kad iš tikrųjų mūsų tuose darbuose, kurie mums yra svarbus, mums yra mylimi tie darbai daugam, kad ten būtų Dievo palaima, kad ten būtų Dievo vedimas, išmintis ir širdies ramybė. Nes jeigu tu širdies ramybės neturi, ne, nu tai galvoji, nu kas čia tokio, ne? Bet jeigu tu neturi tų dvasinių dovanų, tai gali būti, kad tavo darželis užaugs ir bus baisiausias pasaulyje. Ne todėl, kad tu jo negali sutvarkyti, bet todėl, kad tu net nenori pradėti. Tai kaip svarbu yra, kad mes viena vertus turime tokius išorinius dalykus, bet turime ir vidinius. Ir kartais kyla klausimas, kas yra svarbiau. Ar tai, kas yra viduje, nes taigi yra susiję su tuo, ką aš darau, ką turiu išorėje, ką aš puoselėju. Yra ir gilesnė šio, galima sakyti, papročio prasmė. Pasirodo, krikščioniškas gyvenimas, vidinis gyvenimas, dvasinis gyvenimas. Jeigu aš jį gyvenu, jeigu aš jame einu, jis irgi gali būti derlingas. Ir Viešpats nori, kad jis būtų derlingas. Ir to pavyzdys yra mergelės Marijos šio žemiško gyvenimo pabaiga. Mes šiandien švenčiame tą tikėjimo tiesą, kad mergelės Marijos gyvenimas pasibaigė. Taip, ir mūsų šioje žemėje gyvenimas pasibaigs. Ir tai yra kažkas panašaus į pjūtį, ne? Kai mes derliuje laukiame, bet paskui ateina toks momentas, pavyzdžiui, šiomis dienomis, ne? Ateina parapietis, sako, klebonė Ronaldai, viskas, turėjau ruošti kombainą, nes jau daugiau laukti negalima, reikia pjaut, kult, viskas, ne? Ateina tas metas. Pavyzdžiui, studentas daug metų mokosi, galvoja, ai, kas čia tokio. Pabimbinėsiu šiandien, rytoj, o paskui, ops, ir sesija atėjo. Nelauktai, ojei, kaip greitai, dar palaukit. Ne, atėjo ir viskas. Kaip pjūtis. Ir viskas. Ir tu esi tokiam atsiskaitime, ne?
Ir tada pradedi pergyventi. Ir iš tikrųjų mažiau pergyvena tie, kurie tuos visus metus mokėsi, ne? Nes tada iš tikrųjų atsiranda patirtis, atsiranda sugebėjimas ir tu tą dieną iš tikrųjų esi, galima sakyti, pasiruošęs. Dvasinėme gyvenime irgi ateis ta pjūtis, ateis mūsų gyvenimo pabaiga. Kur ten aš nežinau, ką mes darysime. Tai įsivaizduokit, stovi prieš Dievą amžinybę kaip studentas. Dieve, tai man biški pritrūko laiko, duok man dar savaitę, aš čia viską atsigriepsiu, susipažinsiu su klebonu, pradėsiu eiti į bažnyčią, o nėra laiko, viskas, pjūtis. Ir apie tai šiandien galima būtų pamastyti, nes mūsų gyvenimas, dvasinis gyvenimas yra kažkuom panašus kaip ūkininko ta veikla, kad pasėjai grūdelį, jeigu tu jį pasėjai, jeigu tu jį teisingai pasėjai, jeigu jis krito į gerą dirvą, jis pradeda augti, vyksta procesas. Ir paskui tu matai, kad užauga derlius, viskas, pjūtis. Ir šiandien mes gyvename tą gyvenime, kuriame galima būtų susimastyti. Viešpatie, kur aš einu su savo širdimi? Ar aš iš tikrųjų esu su tavimi? Kai vakar galvojau apie šiandienos iškilmės liturgiją, atradau tokias mintis, kad teologai savo pamąstymuose atkreipia dėmesį į mergelės Marijos tikėjimą ir nuolankumą. Tikėjimas ir nuolankumas. Dvi dovanos. Tikėjimas, kuris yra, kaip sako Jėzus, kaip garstyčios grūdelis. Ir čia ne vien tik tai ta mintis, kad jis turi būti toks mažiukas, ne? Garstyčios grūdelis, kuris turi potencialą augti, užaugti. Kiekvieno mūsų tikėjimas kaip dovana turi galimybę augti. Ir čia yra labai svarbi mintis. Augantis tikėjimas tai yra labai svarbu. Aš atsimenu šiandien vieną mokytoją, tokią labai fainą mokytoją, kuri mums sakydavo tokią frazę, galbūt nuskambės kaip juodas humoras, bet jinai taip sakydavo. Sako, vaikai, jūs neateinat į mokyklą, kad per 12 metų užpakaliu suole skylės išsėdėtumėt. Ne tam jūs ateinate į mokyklą. Ir kažką tokio galima būtų pritaikyti į bažnyčią. Mesgi ateiname pasėdėti, kaip faina, ne? Šiandien galima būtų džiaugtis, pilna bažnyčia, parapija nemirusi, viskas gerai. Bet palaukit, čia yra atlaidai. Palaukit, mes ateiname, sėdime, gerai sėdime, tai jau yra galimybė. Bet kas vyksta tavo viduje, kai tu sėdi? Ar vyksta Dievo artumo patirtis, jo malonės patirtis? Va, kur yra klausimas. Pasėdėti tai mes ateiname. Būna ir per laidotuvės ateiname pasėdėti, ir per nenoriu, nelabai noriu, bet privertė močiutė, tai prikalė prie suolo ir viskas, turi sėdėti, nes kitaip užsitrauksi pykti. Vaikų kartais patirtis, Bet supratimas, kad tai yra dovana tau šiandien būti čia. Ir kas yra svarbiausia, kad dovana susitikti su Dievu. Ir čia yra mintis apie nuolankumą. Mes šiandien gyvename tokiais labai sudėtingais laikais. Sudėtinga yra šiandien krikščioniškai gyventi. Tai reikia pripažinti. Ir tas sudėtingumas kartais yra netgi tokiuose pamatiniuose dalykuose. Kaip pavyzdžiui, sutinki žmonės, kuriems paklausia, ar tu krikščionis, tai o kaip kitaip? Niekas dar man nepasakė, kad jis arba nori būti bedieviu, arba bedievis. Dar niekas, nei vienas man taip nepasakė. Jums gal irgi niekas nepasakė. Bet tai palauk. Bet yra mūsų pamatinis įsipareigojimas bendruomeniai ir Dievui, kad mes švęsime. Mes švęsime, nes be Eucharistijos bažnyčios nėra. Be Jėzaus Kristaus komunijoje nėra bažnyčios. Mes esame tada išsibarstę. Mes prarandame malonę. Bet kartais apie tai nepagalvoji. Ir prasideda tada rūšiavimas.
faina bažnyčia, nefaina bažnyčia, faini parapiečiai, nefaini parapiečiai, žvyruotas kelias, asfaltuotas kelias, fainas klebonas, nefainas klebonas, geras oras, negeras oras. Prasideda tokie dalykai, kur mes pradedame ieškoti pasiteisinimo. Tai šiandien koja skauda, kitą sekmanį kaip tyčia kitą koją skauda ir taip. Tai anūkai neleidžia, tai traktorius neleidžia, kažkas manęs neleidžia. Ir kaip yra mums sunku vien tik tai atvykti į liturgiją. O pagalvokit, kas yra toliau. O toliau yra bendruomenė, toliau yra mūsų įsipareigojimas bendruomeniai. Tai jeigu mūsų rankose turimas bendruomenės turtas, ūkis, bažnyčia, visa tai sugriūna, tai tame yra ir mano dalis, tame yra ir mano širdis. Kunigas Jaroslavas pasakė per atlaidus, sako, bažnyčia tai nėra kunigo Ronaldo bažnyčia, tai nėra mūsų visų. Ir mes visi tai laikome savo rankose. Bet kaip yra sunku. Ir čia yra tokia dovana kaip nuolankumas. Jeigu mes nuolankumo santykėje su Dievu nepuoselėjame, tai tada prasideda labai dideli išbandymai. Šiandien mes puikiai turbūt žinome, matome iš spaudos, kokios bėdos gali būti bažnyčioje. Ir turbūt didžiausia bėda yra ne tik tai, kas buvo paviešinta, bet bėda yra neapykanta. Neapykanta ne tiems, kurie nusikalto, ne tik, bet visai bažnyčiai. Aš skaičiau tokių visokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, vienas žmogus rašo, sako, klausykit, tai jeigu vienas elektrikas nesąmonių pridarė, blogai padarė, tai mes dabar visi elektros turime atsisakyti, ne? Jeigu vienas lėktuvas nukrenta, tai palauk, kad tu pagalvoji, kiek jų yra skraidančių. O kaip mes gyvename su rožiniais sakiniais, kad viskas šiame pasaulyje yra tobula? Ir mes kartais užsidengiame tokią veidmainystę, kad viskam, aš nenoriu matyti netobulumų. Viskas gražu, faina, ateini pakalėdoti kartais pa žmogų, tai jisai kaip cukrų su marmeladu sumaišė, kad nuo to saldumo net mane patį, kaip sakant, sutraukia. Viskas gerai, viskas liuks, viskas nuostabu. O aš toks sėdžiu, man skrandis skauda, pavargęs, juodai, melstis nesinori, jau nieko, viskas, nori ilsėtis. O jis man viskas tobula. Tik tai kunigas išėjo, gerai, atlaikiau. Nu ar taip nebūna. O gyvenimas yra toks, koks jis yra. Ir bažnyčia, žinot, aš šiandien stoviu su mikrofonu ir turiu savo, kaip sakant, prisiminti, kad yra mikrofonas, kad neprišposit ko nors. Ne? Bet kartais pagalvoji, tai o kaip Dievas tave girdi? Kaip Dievas girdi ne tik taip, kaip su technologijom, ne? Jis girdi tavo širdies plakimą. Jis girdi tavo mintis, viską, ką tu jauti, ne? Kad tu patiri. Ir į visą tai jis atsako su meile. Va čia yra gelmė, čia yra stebuklas, dėl kurio yra verta gyventi krikščioniškai, verta gyventi dvasinį gyvenimą. Nuolankumas, kaip tas supratimas, kad gyvenime yra ir šilto, ir šalto, ir bėdų yra visokių. Ir kunigai yra netobuli. Aš ir tiek kartų sakau, vakar sėdėjome su draugais, bičiuliais, sako, Ronaldai, toks paprastas, ne? Kitokį įsivaizdavau. Tai jau kaip įsivaizduotis? Aš esu paprastas. Aš jau 3 metus įtikinėjau, kad žiūrėkit paprasčiau. Bet nepamirškite vieno, kad per tą tarnystę netobulo žmogaus vis tiek ateina viešpats. Jis vis tiek ateina. Jis vis tiek paliečia tavo gyvenimą. Kur yra problema nuolankume? Kad mes Dievą norime išnagrinėti. Kaip tą vabaliuką, bet išnagrinėti pagal save. Aš dabar esu prisėdęs kvantinės fizikos mokslo, esu profesorius, esu filosofas, Dieve gulkis ant operacinio stalo. Aš tave nagrinėsiu. Aš būsiu kūrėjas, ne tu, aš dabar valdau padėtį. Ir aš taip dažnai atrandu gyvenime tokių žmonių, sakau, klausyk, eina melstis. Matai, šita situacija ne mūsų jėgom, mes jos negalime žmogiškai spręsti. Einam pas viešpatį.
Tiesiog einam su tuo, kas vyksta. Paaukojam jam tai, prašom jo veikimo. O jisai pradeda, o gal čia neveiks, o gal čia taip, o gal čia kitaip, prasideda turgus. Turgus. Čia, žinot, yra toks dalykas, kad mes seminarijoje, tai mes irgi turėjome pagundų išpuikti. Ypač po 2 kursų, kai klierikas ateina, sako, viskas, aš žinau, kaip atverst pasaulį. Jūs čia nieko nemokat. Aš jau dabar žinau, greit mane pašventinat, padarot mane kunigu po 2 metų, aš eisiu, pakeisiu šitą pasaulį. Nes nieks nemoka, aš dabar žinau, kaip padaryti. Viena paskaita, kai mes ten kalbėjome labai daug visokių filosofinių dalykų, protingų tokių, protingais žodžiais taip toliau. Vienas profesorius sako, žinote, sako, nuo ko prasideda teologija? Teologija kaip mokslas apie Dievą, mąstymas apie Dievą. Jinai prasideda ant kelių, sako. Neužžiūrėtus nosį į viršų, kad pats savo fainas, o ant kelių, tame nuolankume. Ir Marijos nuolankumas kur yra? Viešpatie, tegu būna taip, kaip nori tu. Brangiai, kokia ateina laisvė, kai tu sugebi padaryti tokį žingsnį savo gyvenime. Viešpatie, tegu būna, kaip nori tu. O aš dar padėkosiu, kad vyksta taip, kaip tu nori, pagal tavo išmintį, pagal tavo valią. Ateina kažkada tokia moteriškė, sako, žinot, man taip pikta, kodėl tau pikta? Sako, nedaro pagal mane nedaro visi, taip, kaip aš noriu. Tai sakau, ramiai, vaikai taip nedaro, kaip aš noriu, anūkai nenori, kaip aš noriu. Sakau, leisk, kad būtų taip, kaip Dievas nori. Ir sakau, tu patirsi tokią laisvę. Tau toks balastas nusimes nuo tavo širdies. Daryk taip, kaip Dievas nori, kad būtų pagal jo meilę. Galbūt netobulai, per klaidas, per kančias, tegu būna pagal jį. O čia tai yra, nuolankumo sprendimas. Tikėjimas ir nuolankumas. Dovanos, kurios mus gali vesti į tą pjūtį, kai pasibaigs mūsų gyvenimas. Ir kad paskui nebūtų gėda, stovi prieš Dievą ir taip galvoj, ką aš su savo gyvenimu dariau, ar nors kažką dariau. O galbūt galėsi pasakyti, Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Nes aš sakydavau, tegu būna tavo valia. Aš atsiduodu tavo vedimui, taip kaip mergelė Marija, kuri šiandien mus to gali pamokyti. Nes mūsų gyvenimas, jisai vyksta, bet jisai eina iki tos pjūties, iki to momento, kada bus tikrai stebuklingas įvykis. Pasibaigs vienas gyvenimo etapas, o prasidės kitas amžinybėje. Amen. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, 3 dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi, garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Džiaugdamiesi nepaprastu Marijos išaukštinimu, melskime visagalį Dievą malonių savo ir visiems šios žemės keleiviams. Atsiliepsime, išklausyk mus Viešpatie.
Marija, globok mano šalį ir neatstumk tave mylinčios lietuvio širdies. Prašome Dievą, kad mūsų jaunimas dar labiau pajūtų Mariją ir pasektų jos dorybėmis. Išklausyk mūsų Viešpatie. Prašome Dievą, kad visi sergantys ir vargstantys susilauktų Marijos pagalbos. Išklausyk mūsų Viešpatie. Prašome malonės, kad mūsų parapijoje ir tėvynėje vis labiau klestėtų blaivumas ir skaistumas. Išklausyk mūsų Viešpatie. Prašome Dievą, kad visiems čia susirinkusiems Marija padėtų pasiekti laimingą amžinybę. Išklausyk. Prašome intencijomis, kuriomis aukojame šias šventasias mišias, už mirusiuosius prašant Dievo gailestingumo amžinybėje, amžinatilsį Edvardui ir Vitalinai. Išklausyk mūsų Viešpatie. Viešpatie, aukojame tau padėkos intenciją nuo Zbislavo ir padėkos intenciją už mūsų parapijos bendruomenę. Išklausyk mūsų Viešpatie. Visagali Dieve, švenčiausia mergelė Marija iškėlėsi dangiškąją garbę, per ją parodyk žmogui išaukštinimą ir padėk nuolat veržtis į tave. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Slėpiningų vyno ir vandens susilie mūsų, vienyk mūsų Viešpatie su dievystė tavo sūnaus, kuris mūsų žmogiškai prigimti yra prisiėmęs. Garbėtų Dieve, visatos, kurie už tavo jausmų turime vyno karkumo tau, tas mėdžio žmogaus darbo vaisius taps mūsų dvasiniu gėrimu. Priimk mūsų Viešpatie nuo žemės gailesčio, kuris tau Dieve patinka šiandienė mūsų auka. Nuplauk Viešpatie mano kaltybę ir nuvalyk mano nuodėmę.
motina, skaisti Marija, dangaus aukštybėse, melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te pasiekia Viešpatie tavo sostą ši mūsų atsidavimo auka, į dangų paimti švenčiausią mergelę Mariją užtariant. Tegul mūsų širdis liepsnoja tavo meilę ir vien tavęs te ieško. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyvi vien širdis. Dėkovokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganyminga, visur ir visada tau Dieve kovoti. Šventasis Viešpatie visagali Tėve amžinasiai vis Dievave, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Šiandien į dangų yra paimta mergelė Marija, Dievo gimdytoja. Visos bažnyčios amžinai išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodovo žvaigždelė. Jei tu neleidai kapesuvų įvykti, nes jis stebuklingai pavagimdė, žmogumi tapusi tavo sūnų, gyvybės kūrėja. Todėl mes prie angelų chorų dedavamievasi, džiaugsmingai tau giedavome šlovę. Šventas, šventas tu esi, į tave mes kylam, meilės ilgesį. Amžinas per amžius, Dievas tu esi, į tave mes kylam, meilės ilgesį. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros, mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mūsų Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų arkivyskupą Gintarą ir visą kunigyją. Atmink savo tikinčiuosius Edvardą, Vitaliną, kuriuos pasišaukė iš šio pasaulio. Kaip jie krikštu buvo suaugę su tavo sūnaus mirtimi, taip te suauga ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmygo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugė su šventaja Dievo gimdytoja mergelė Marija, su šventuoju Juozapu ir sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Melskimės, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia įžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Viešpaties ramybės, ramybės vyrai, ramybės, ramybės, tada ramybės. Kristaus ramybės. Ramybės. Naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų Dievo avivinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų Dievo avivinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Suteik ramybę, mums suteik. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristus kūnas ir kraujas sako mane amžinai.
Te laimina tave Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Te laimina tave Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kristaus kūnas ir kraujas. 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 Amen. Taip, aš nusileisiu. Čia palaiminimas, taip? Te laimina tave Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. 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 Amen. Taip. Komunijos, taip. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Čia palaiminimas, taip. Te laimina tave Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kryželį reikia. O, šaunuolis. Kristaus kūnas ir kraujas. 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 Te laimina tave Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Te laimina tave Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kristaus kūnas ir kraujas. Ačiū labai. Sakau, nežinau gyvenimą.
amžina. Kiekvienu negerai pasidaro. Amžina. Marija. Iš karto įminėsiu, net jūs pasakysit po komunijos. Melskimės. Dieve į dangų paimta švenčiausiai mergelė Marija užtariant, nuvesk į prisikėlimo garbę savo tikinčiuosius, maldingai priimančius išganingą švenčiausią sakramentą, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Malda už pašaukimus. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis, derlingą dirvą priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mūsų pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų Tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame Tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausią mergelį Mariją, mūsų motinai, šventoje dvasioje per Kristų mūsų viešpatį. Dabar, brangieji, bus palaiminti mūsų dovanos, palaimintos derlius, kurie atnešam, tai per trumpą akimirką paruoškime ir melskimės. Te padeda mums viešpats. Viešpats su jumis. Viešpatie mūsų Dieve, Tu padarai, kad žemėje augtų žolės, vaistažolės, bei javai žmonėms ir gyvuliams maitintis. Iš Tavęs kyla vandens gausa ir saulės spinduliai, kad visa, kas žaliuoja ir veša, neštų vaisių derliaus rinkimo metui atėjus. Prašome Tave palaiminti Tau atneštas šių mečių žalumynų pirmienas, javų pėdas, žolių ir gėlių puokštės. Apsaugok juos nuo sausros, krušos, potvinio ir bet kokios žalos, kad augtų, džiugintų akis, neštų kuo gausiau vaisių ir naudos žmonių bei gyvūnų sveikatai. O išeinančius iš šio pasaulio, nešinus pilnais glėbės gerų darbų, mus te pristato Tau į dangų paimtoji švenčiausia mergelė, tobuliausias šios žemės vaisius, kad būtume verti įžengti į Tavo namus. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Marijai rožių gyja, mano siela nerami.
skelb gerumą, prakilnumą, ilgesingą širdimi. O mergaitė, tavo kraitis, nekaltybė, nuostabi, mum žavėtis ir gerėtis, nes amžius tavimi. Mergaitė, tavo kraitis, nekaltybė, nuostabi, mums žavėtis. Leisk per amžius tavimi. Dabar truputį skelbimo. Nuo tokių paprastų iki labai iškilmingų. Tai primenu, kad šiandien dar švęsime šventasias mišias Tverečiuje apie 12:30, žiūrėsim kaip spėsim, stengsimės labai nevėluoti. O rytoj visos pamaldos sekmadienio tvarka. Dabar po skelbimo švęsime procesiją, trumpą adoraciją ir po palaiminimo, kai pasibaigs mūsų liturgija, tai labai kviečiu tenai prie atlaidų stalų, kur yra paruošti mums pietus iškilmingi, ten netrūks nieko, ten jau kai pasižiūrėjau, tai toks siurprizas laukia, sako, visko yra. Tai tikrai džiaukimės bendrystę, nepasididžiuokim, pavalgykim, būkim, kiek tik norim. Tikrai šiandien labai gražų orą davė mums viešpats per gamtą. Tai tikrai džiaugiamės, nes tikrai tų tokių iškilmingų progų turime tik porą, galimybę pabendrauti, susitikti, švęsti kartu. Tai šito nepamirškime. Na ir dar vienas skelbimas, tai nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo, kad šie atlaidai įvyktų, kad jie būtų iškilmingi, kad būtų ką ant stalo padėti. Tikrai labai didelis ačiū. Kas mane labai maloniai nustebino, kad sulaukėme svečių iš toli, iš Vilniaus, nes iki Vilniaus nuvažiuoti tai čia nemažas kelias. O jie ne tik atvažiavo, bet ir prisidėjo prie darbų, papuošė savo tarnystę, mūsų atlaidus. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad mūsų atlaidai suvienyje mūsų krikščionis iš įvairių kampelių. Tai tegu viešpats per švenčiausią mergelę Mariją jums dosniai, gausiai atlygina. Ačiū ir dar kartą ačiū. O visiems, kurie mėgsta sėdėti paskui internete ir nemiega naktį, tai pasakykit, kad YouTube kanale mūsų šventimas, kuris yra įrašomas, tikiuosi gera kokybė ir su geru garsu bus įdėtas, tai dar kartą galėsime grįžti prie šitų akimirkų. O jeigu YouTube nieks nesugriaus, tai tikėtina, kad ir po daugelio metų, kai būsime jau pražylę, tai ateities kartos galės tų pamokslų klausytis ir diskutuoti, ar tiesą sakė kunigas ar ne, ar tikrai taip yra. Tai ačiū labai Dievui už sumanymus, už technologijas ir primenu, kad viskas bus įdėta į mūsų į Tverečiaus parapijos YouTube kanalą. O dabar ženkime į adoraciją. Tegul būna garbinamas mūsų šlovinamas sakramentavas švenčiausias, dangaus valgyvis tikriausias, tegul būna garbinamas visų mūsų šlovinamas sakramentavas švenčiausias, dangaus valgyvis tikriausias, tegul būna garbinamas
visų mūsų šlovinamas, sakramentavas švenčiausias, gyvis tikriausias, dabar ir visados ir per amžius. O dievaviškoji ostija, dangų atidaranti, silpnimės dvasios kovoje, tvirtumo duok, pagelbėkink. Vienavam trejybei viešpačiui, meilė ir garbė, o mus jis ten nuves gyvenant per amžius laimės tėviškiai. Amen. Kyrie eleison. Kristau išgirsk mus. Tėve dangaus Dieve, Sūnau pasaulio atpirkėjų Dieve, Šventoji dvasia Dieve, Šventoji trejybė vienas Dieve, Šventoji Marija, Šventoji Dievo gimdytoja, Šventoji mergelė, Motina Kristaus, Motina bažnyčios, Motina gailestingumo, Motina Dievo malonės, Motina vilties, Motina tyriausioji, Motina skaisčiausioji, Motina nepalitėtoji, Motina nesuteptoji, Motina meilingoji, Motina stebuklingoji, Motina geroji patarėja, Motina sutvėrėja, Motina išganytojo, mergelė išmintingoji, mergelė garbingoji, mergelė šlovingoji, mergelė galingoji, mergelė maloningoji, mergelė ištikimoji, teisybės paveiksle, išminties soste, mūsų linksmybės priežastie, dvasios inde, garbės inde, įstabusis maldingumo inde, paslaptingoji rožė, Dovydo bokšte, balčiausiasis bokšte, aukso namai, sandoros skrynė, dangaus vartai, aušros žvaigždė, ligonių sveikatą, nusidėjėlių gynėja, keliaujančių priebėga, nuliūdusiųjų paguoda, krikščionių pagalba, karalienė angelų, karalienė patriarchų, karalienė pranašų, karalienė apaštalų, karalienė kankinių, karalienė išpažinėjų, karalienė mergelių, karalienė visų šventųjų, karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtojų, karalienė į dangų paimtoji, karalienė šventojo rožančiaus, karalienė šeimos, karalienė taikos, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės, melski už mus šventoji Dievo gimdytoja. Melskimės, meldžiame Tave viešpatie Dieve, švenčiausiai mergelei Marijai užtariant, leisk mums savo žmonėms išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata
ir gėrėtis amžinąją palaimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Vėliau. Aukštai sureguliuokit. Paskui. Valdove, reikės priimti garbę ir šlovę. Reikės priimti garbę. Altansane į priekį. Prieš smilkytuvą. Daug jausmų, Dieve galybių. Ejei ir ir turėję. Kūną ir kraują, mums tavo tikrą kūną ir kraują.
Tave, Dieve, garbinam. Viešpatie išpažįstam, Tave amžinąjį Tėvą, pagarbinava visą žemę, Tau visi angelai, Tau dangus ir visos galybės, Tau cherubinai ir serafimai, nepavaliaujamų balsų gieda, šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė, Tavo garbės ir didybės, Tave pavaštalų, choras garbingas, Tave pravanašų, skaičius gausingas, Tave spindinčios, kankinių gretos šlovinam. Tave po visą pasaulį, šventovoji bažnyčia išpažįstam. Tėve megalyvinės didybės, garbinga ir tikra, vienatinį Tavo sūnų. Sava šventąją, ramybės tavo vėją, garbės karalius Tavo Kristau, Tu Tėvo sūnus amžinavasis, Tu ateidamas žmonių išvaduoti, gimė iš mergelės Marijos, Tu mirties galybę sutrivinęs, tikintiesiems gaus karalystę atvėrei, Tu sėdi Dievo dešinėje, Tėvo garbėje. Tikime, kad Tu mūsų tėvais tėvą teisi, todėl Tave meldžiam savo žmonėms padėvėti, kuriuos brangių kraujų esi atpirkęs, kvievas gyvimus. Į amžinąją garbę su šventavaisiais, išgelbėk Viešpatie savo žmones ir laimink savo tėvonystę ir pavaldyk juos ir išaukštink juos amžinybėj. Kiekvieną Dievą mes garbinam Tave ir šlovinam Tavo vardą per amžius ir per amžius. O Viešpatie mūsų šiandieną, nuodėmės išlaikyk, pasigailėk mūsų Viešpatie, pasigailėk mūsų. Mums Viešpatie gailestingas, nes Tu vienas esi mūsų viltis. Tavim mes pasitikim Viešpatie, nenusivilsim per amžius.
prieš taip didįjį sakramentą. Maino įstatai nauji, paslaptėta šventą, Kristaus žodį gerbdami. Dievui tėvui sutverėvėjui, Dievui sūnui atpirkėjui, iš viso širdies garbė. Amžinava šlovė. Maitinimus Dieve dangaus duona, melskimės. Dieve švenčiausias sakramentų palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventąsias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą. Dabar reikiuosimės išėjimą. Kūną ir kraują garbink švenčiausiąjį sakramentą. Jėzaus Kristaus. Čia visados ir per amžius. Amen. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, tu švieti aukštai danguje, palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją, išgelbėk nuo priešo baisaus. Vergiją, pagelbėk žmoniją, išgelbėk nuo priešo baisaus.
Atsistok, pala, atsistok su kryžium, atsisukam į kryžių ir padėkojam. Dieve, tavo gerumas pašaukė mane šiai tarnystei, suteik, kad šiuose slėpiniuose pašventinta šiandien ir visą gyvenimą eičiau tik atpirkimo keliu. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Garbinkime viešpatį ir pagal mūsų tradiciją. Valio! Bravo! 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 Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Didžiuojasi. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Antanai. Ačiū labai. Ačiū. Dabar vietą. Dabar viską susidėliojam.